Telekomunikacijų bendrovė Baltikum šiemet švenčia savo 25-ąjį gimtadienį. Pirmasis mūsų istorijos puslapis buvo rašomas 1989 rugpjūčio 4-ąją. Vieno Debreceno gatvės namo viename kambarėlyje. Viskas prasidėjo mažame bendrabučio tipo kambarėlyje. Ant stogo buvo sumontuota palidovinė antena ir iš jos pasklido daugybė nematytų, neregėtų, negirdėtų muzikos, sportų ir visokiausių kitokių televizijos kanalų. Gera idėja žaibiškai išvystė smarkų pagreitį ir netrukus jau pati Baltikum ėmė rašyti telekomunikacijų istoriją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti kabelinės televizijos paslaugas. Mes pirmieji Lietuvoje sukūrėme pirmąjį komercinį televizijos kanalą Baltikum televiziją. Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti skaitmeninės televizijos paslaugas. Ir mes, vieni pirmųjų Lietuvoje, pradėjome teikti interneto paslaugas kabelinės televizijos tinklais. Baltikum kabelinė televizija buvo pirmoji Lietuvoje, kurie pradėjo statyti ir eksploatuoti optinius tinklus, kurių pagrindas sudaro optinės skaidulas, stiklo pluoštas, per kurį keliauja šviesa. Reikėjo pastoviai tobulėti, duomenų perdavime įvyko daug pasikeitimų ir jau ne vieną kartą įrangos, technologijų jau nukeliavo į praeitį. Baltikum televizija visada buvo žiūrima kaip į pionierius. Tai yra, sakykime, labai daug ir mūsų kolegų iš Latvijos, iš Ukrainos, net iš Rusijos visada žiūrėjo, kaip daro Baltikumas. Dabar sunku patikėti, kad kadaise Baltikum turėjo vos 1000 abonentų, o kanalus buvo galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Baltikum turi apie 100 000 taip vadinamų prijungtų būtų, o tai yra, jeigu pasiėmus vidutinę šeimą, tai apie 300 000 Lietuvos gyventojų ar žmonių gali matyti Baltikum televiziją arba, sakykime, turėti Baltikum televizijos paslaugas. Kadaise džiaugiamės galėdami pristatyti vos kelių televizijos programų paketą. Dabar didžiuojamės daugiau nei 150 skaitmeninės televizijos programų rinkinių. Žiūrovų pageidavimu sukūrėme naujas galimybes rinktis televizijos programas pagal savo skonį ir pomėgius. Jūsų patogumui esame parengę net 15 teminių skaitmeninės televizijos programų paketų. Nuolatos vyksta įvairiausios akcijos ir įdomiausi konkursai.